galimai blokadai Lietuvos-Lenkijos pasienyje. Ir institucijų pasirengimo ir planus šiandien pristatys Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ir Susisiekimo ministerijos kancleris Ramūnas Dilba. Tai pradėsime nuo pono Žemės ūkio ministro komentaras, vėliau Vilmanto Vitkausko komentaras, Susisiekimo ministerijos komentaras, klausimai, atsakymai. Prašom, ministrė. Labą dieną, tai kaip jau buvo anonsuota, tiksliau neanonsuota, kaip mes sužinojome iš Lenkijos spaudos, praeitą ketvirtadienį buvo anonsuota, kad yra planuojamas Kalvarijos Budziško pasienio punkto blokada, kaltinant Lietuvos prekiautojus grūdais, būktai mes iš mūsų atvažiavę ukrainietiškos kilmės grūdai virsta lietuviškos kilmės ir taip keliauja į Lietuvą. Tai toks buvo dalykas ir per tą laikotarpį, per tą savaitę gan intensyviai bendravom tiek ir su Lenkijos žemės ūkio ministerija, tiek su Lietuvos žemės ūkio rūmų pagalba su pačiais protestuotojais. Paskutinės dėrybos vyko vakar iki vėlumos ir šiandieną tenka dėja konstatuoti, kad blokada dalinė, gal čia tas esminis pasikeitimas, yra planuojama rytoj nuo 11 valandos Lietuvos laiku. Ir tai matyti viena iš tokių ne pačių maloniausių šiandieną žinių. Kalbant apie kažkokius protestuotojų konkrečius reikalavimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai mes jų negavome, neturime. Yra tie tokie abstraktus, kaip sakiau, būktai tos pačių Lenkų įvardintos karuselės, bet vėlgi mes turime duomenis, kiek ukrainietiškos kilmės grūdų įvažiavo į Lietuvos Respubliką, turime duomenis, kiek yra statistiniai duomenys, koks yra prekybos balansas tarp Lietuvos ir Lenkijos ir tas balansas yra vis tik toksai, kad Lenkija įveža daugiau savo produkcijos į Lietuvą, negu mes išvežame į Lenkiją. Tai visas tas tada iššaukia visą eilę problemų, apie kurias kalbės ir Vilmantas, ir Ramūnas. Ir iš mano pusės tikriausiai tiek, nes jau netiek mažai buvo ir pasakyta per tą savaitę. Tai laba diena. Taip, turbūt ministras ir padarė įžangą, paaiškindamas, kad situacija yra tokia ne iš lengvųjų ir gana sudėtinga. Ir mes jau faktiškai nuo praeito penktadienio mūsų tarp institucinė, tarp žinybinė grupė, kurioje buvo įtraukti ir Žemės ūkio ministerijos pareigūnai, skaitant ir patį ministrą, taip pat ir Susisiekimo ministerijos, kur mato šiandieną dalyvauja, taip pat ir užsienio reikalų ir mūsų kitų žinybų. Tai mes faktiškai nuo praeitos savaitės penktadienio jau dėliojam tam tikrą veiksmų planą ir dedam visas pastangas, kad to blokavimo kelio iš tikrųjų nebūtų. Bet kaip matom, kad greičiausiai rytoj nepavyks to pasiekti ir tam tikras dalinis transporto priemonių sunkvežimių patikrinimas jisai vyks. Mūsų kolegos Lenkijos patikina, kad tai nesudarys didelių kliūčių ir didelių eilių, tačiau mes visuomet turim ruoštis blogiausiam scenarijui ir esam pasiruošę tam tikras veikimo schemas, tiek mūsų policijos, tiek mūsų pasieniečių pareigūnai yra susidėlioję algoritmus, kaip reikėtų reaguoti ir kaip nukreipinėti srautus. Turim tam tikrą ir Lenkijos institucijų patikinimą, kad tam tikrą srautą sunkiojo transporto galėsim nukreipti į Lazdijų pasienio kontrolės postą, tai šiek tiek atlaisvins judėjimą. Ir esam pasiruošę taip pat vykti į pasienį rytoj ir spręsti einamasias problemas, kurias matysim, kad reikėtų suderinti, reikėtų kuo greitesnio mūsų institucijų įsitraukimo ir situacijos sprendimo. Ir lauksiu klausimų iš jūsų pusės, jeigu būtų kažkokių specifinių. Tai jeigu trumpai, per būtent Kalvarijos Budziško pasienio kontrolės punktus per parą vidutiniškai pravažiuoja apie 6600 krovininių automobilių, tai yra didelis srautas. Tai yra pagrindinė tokia transporto arterija Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybėms su vakarais. Tai akivaizdu, kad bet koks suvaržymas būtent tokio laisvo prekių judėjimo tikrai sukels tokių ir logistinių problemų.
ir taip pat patirs, aišku, vežėjai tam tikros žalos. Tai iš tikrųjų ruošiamės, kaip gerbiamas Vidmantas minėjo, tokiam blogiausiam scenarijui, tai reiškia, kad mūsų susisiekimo įmonės ir įstaigos yra pilnoje parengtyje, užtikrinti taip pat eismo srautų nukreipimą. Kalbamės būtent su Lenkijos infrastruktūros ministerija būtent apie galimybę atverti Lazdijų, būtent Augustavo kelią, kuris šiuo metu yra Lenkijos pusėje, numatyti tam tikrie apribojimai iki 12 tonų krovininiams automobiliams važiuoti. Tai būtent tas tikrieji tie vilkikai, jie dabar negali tenais vykti. Tai kaip alternatyva, jeigu tikrai pasiteisintų pats blogiausias, sakykime, turbūt scenarius ir būtų iš esmės vykdoma labai griežta būtent vilkikų kontrolė Lenkijos pusėje. Taip pat esame, viena iš mūsų įmonių turi būtent transporto priemonės ir įranga reikalinga esant kažkokioms kliūtims, atsiradusiams kliūtims Lietuvos pusėje keliuose būtent nuvilkti, nutemti tam tikras kliūtis, transporto priemonės, jeigu kartais tokių pasitaikytų. Ir taip pat esame tikrai pasiruošę, jeigu būtų poreikis, tikrai padėti ir Lenkijos kolegoms, galbūt suteikiant pagalbą, jeigu reiktų didinti būtent patikrinimų skaičius, tai tiek mūsų Lietuvos transporto saugos administracija, tiek kitos institucijos turbūt galėtų pagelbėti, jeigu būtų toksai poreikis. Na ir taip pat bendrausime irgi po pietų su vežėjais, būtent irgi informuosime juos apie planuojamą būtent streiką. Dalis informacijos jau yra keičiamas ir gaunama iš būtent ES vežėjų, taip pat platformų ir asociacijų. Ir taip pat, kaip minėjau, vieną iš tų variantų pasiūlysim dėl jeigu susiderinsim su Lenkijos kolegomis alternatyvų kelią. Tai tiek trumpai būtų irgi atsakyčiau klausimus. Kolegos, ar turim klausimų kancleriui arba Vilmantui Vitkauskui, o tada Žemės ūkio ministrui? Taip. Žygintas Abromaitis, Lietuvos televizija. Pone Vitkauskai, aš jums turiu klausimą. Ar vertinat šitą akciją ūkininkų galbūt kaip priešiškų valstybių pakursti tą akciją siekiant patikrinti tiek institucijų Lenkijoje, tiek Lietuvoje bendradarbiavimą, galimybę suvaldyti tokias krizes ir išspręsti, komunikuoti panašius, galbūt incidentus arba grėsmes pasienyje? Kas dėl pakurstimo, tai iš tikrųjų labai sunku atsakyti ir tokių duomenų konkrečių nėra. Turbūt ką galima pažymėti ir tas turbūt jau akivaizdu stebint ir tam tikrus informacinius pranešimus iš Rusijos pusės, kad šita situacija, aišku, gali būti išnaudojama. Dėl patikros, kaip mes bendradarbiavame su Lenkija, tai aš manau, čia šitoje vietoje mūsų oponentai galėtų nusivilti, nes tas bendradarbiavimas vyksta labai intensyviai ir mes turim nuolatinius kontaktus su Lenkijos pusė, tai čia šitoje vietoje kažkoks patikrinimas, jeigu jis buvo bandomas inscenizuoti, tai tikrai turbūt oponentai nusiviltų. Mes bendradarbiavame labai intensyviai, faktiškai kiekvieną valandą keičiamės informaciją. Turim tos naujienas iš Lenkijos institucijų, žinom jų įsitraukimus, žinom jų planus, tai taip, kad šitoje vietoje tas tarp institucinis bendravimas jisai yra tikrai aukštumoje. Taip. Žemės ūkio ministrui klausimą. Ministrė iš naujienų agentūros Elta Ignas Dobrovolskas, blokada bene savaitę planuojama, tai ar šitos savaitės eigoje dar planuojat kažkokias darybas su Lenkijos pusė, kad jinai bent jau sutrumpėtų? Jo, tai aš noriu pabrėžti, kad mes kaip valstybės institucija darybų nevedame, mes tam talkina mums Lietuvos žemės ūkio rūmai. Aišku, esam pasirengę į tiesioginiam kontaktas, netiesioginius išnaudoja maksimaliai. Tai žinoma, tai ne tik tai tą savaitę, dar ne para mažiau, para likus, tai dirbame intensyviai ir dirbsime, kad maksimaliai sušvelninti, nes turiu priminti, kad pradinė informacija buvo pilna blokada, paskui jinai pasikeitė lengvieji automobiliai, dabar pasikeitė informacija tai, kad pasirinktinai, o paskutinė dabar yra pagal įprastinės procedūras. Tai ką tai reiškia?
Tai matyti sužinosime, dėja sužinosime tik tais rytoj ryte. Ir pono Vitkausko vadovaujama delegacija važiuos į sieną rytoj į pasienį ir informaciją gausime, tai mes esame pasirengę, jeigu reikės prisijungti. Dar galima, ponas Vitkauskai, kada jūs planuojate rytoj vykti maždaug ir dar jeigu galima apie kitą pasienio punktą, tiksliau 2 su Baltarusija uždaromus, ar čia yra kažkokių naujienų, ar Lietuva yra pasiruošusi šiam pokyčiui? Tai turbūt pradėsiu nuo antro klausimo, tai kaip žinia dabar yra planas uždaryti sieną įsigalioja nuo rytojaus, tai ten jokių trikdžių dėl šito uždarimo nėra, viskas vyksta pagal suplanuotas procedūras, tiek Raigardas, tiek Lavoriškės. O dabar dėl vykimo, tai mes planuojame iš pat ryto, kadangi Lenkijos laiku 10 val. Prasideda šitą akciją, tai mes aišku būsim prieš tai ir ten yra 12 val. Suplanuotas ir toks žiniasklaidos tam tikras dėmesys, tai sudalyvausim tiek, kiek reikės, būsim tiek, kiek reikės ir reaguosim žaibiškai, jeigu reikės kažkokios tai mūsų intervencijos, kad situaciją suvaldyti ir išspręs kuo greičiau. Ačiū kolegos, dalyvavimu už klausimą.